praeitais metais nebuvo, bet manau, kad šiemet buvo mažiau varžybų, gal šiek tiek mažesnis nuovargis, pasiruošimas tikrai neblogas, gal neparodėm visose varžybose, tikrai buvo varžybų, kad labai prasta. Bet tikrai tikiuosi, kad tai visiškai nieko nereiškia, nes ten vis tiek buvo daug žaidėjų, rotuojama nebuvo žaidžiama pagrindų ir kažko tokio nebuvo siekiama pagrindinio tikslo, kad tik išlošti. O dabar tiesiog manau, kad pasiruošę tikrai esame tikrai gerai, visi su noru, dabar liko 12 žaidėjų, nebėra niekam jokios įtampos, visi ramus, turėtumėm gal kažką gerą parodyti. Kaip tvarkaraštis sudarytas, palankus jūsų manau? Nepradėsiu skūstis kažkokiais tvarkaraštis. Viskas yra gerai, idealu. Tvarkaraštis mūsų kiek ir buvo pasiruošimo geras, tiek manau ten važiuojam. Reikia dabar tik parodyti, nebėra ką nei skūstis, nei kažką tik kritikuoti. Viskas buvo gerai, manau, kad... Varžybų tvarkaraštis. O kas ten yra blogai? Aš nežinau. Ne, manau, kad viskas gerai. Reikia žaisti kiekvienas varžybas, ar pirmas silpnesni, ar stipresni. Su visais vis tiek reikia žaisti. Aš nežinau, pats tiesiog nesiekiau, gal nesidomėjau to tokiu stipriai, ar mums čia blogai yra paranku ar ne, bet negirdėjau ir iš trenerių nieko skundžiantis. Yra Latvija laikoma viena tokių pagrindinių varžovų. Ką jūs manote, ar dar kažkokios kitos komandos? Žinot, jeigu bijosim ten su Latvijais jau su kažkuo žaisti, tai tada ko ten iš vis važiuoti. Manau, kad mes važiuojam savo reikalais, kad išlošti viską, kaip sakyti. Ir Latvija, ar Estai, ar kitos komandos. Manau, tai yra vienodai, mes išeinam su kiekvienais žaisti ir išlošti. Pirmas varžovas ukrainiečiai. Ruošitės šitam varžovui? Kol kas tikrai nieko nesiruošėm, kadangi šlifavom savo viską. Manau, kad tenais tik nuvažiavę, pažiūrėsim video, viską gausim vis tokius specialias. Dar ruošiamės varžybų, kad neišgaruotų iš duobų, prieš dieną, dvi, kad tiksliai viską atsimintumėm. Buvo rinktinės kandidatai, dabar jau nominalūs žaidėjai, ar tie 4 debiutantai sulauks kokio krikšto iš senbuvių? Ne, pas mūsų rinktinėje nėra jokių krikštų. Viskas yra draugiška, senbuvis, naujobuvis, ar senas, ar šiaip jaunas, visiems yra vienodas arklas. Manau, kad mes džiaugiamės, kad jie atėjo, mes džiaugiamės, kad jie ne tik prisijungė, bet ir labai stipriai padeda. Tik toliau linkiu jiem taip tobulėti. Kas nors neramina prieš pradžią? Ne, kol kas niekas, viskas gerai. Neramins tada, kai kažkas įvyksta. Dabar kol kas važiuojam su azartu, su tikėjimu, su noru, su geru pasiruošimu ir neturėtų mūsų nieks neraminti. Daug sirgalių prognozuoja atvykti, kaip galvos pavyks jaustis kaip namuose. Žinoma, mūsų sirgalius, aš manau, kad taip ir bus, kad jie mums sudarys tas sąlygas, kad jie žais namuose. Jie tai jau pasielgia 1000 kilometrų nuvažiuoja, čia šalia, manau, kad tikrai jų bus ir tiesiog stengiuosi visiems parodyti ir atsidėkoti jam žaidimu.